iš ligoninėje vykusio darbuotojų susirinkimo protokolo. Ištrauka. Po aštrios diskusijos su ligoninės direktoriumi, ginekologas, urologas ir proktologas ciniška forma buvo pasiųsti atgal į savo darbo vietas. Eik tu! Ir ten. Va. Taip, sako, kas yra tropinė depresija? Galime išaiškinti. Sėdi, tiksliau pasakius, net nesėdi, o guli šezlonge ant nuostabios koralinės jūros kranto. Rankoje nuostabus, puikus, ką tik iš šviežių vaistų ir dar šio bei to susuktas kokteilis. Aplinkui laksto pusnagės, bikiniais tik apsirengusios merginos. O tavo nuotaika va tokia keista, nes tave kankina žiaurus klausimas. Ką šiandien pietums, žuvį ar vištieną? Va čia yra tropinė depresija. Tokios norėtųsi visiems palinkėti. Labai daug medicinių anekdotų gavom. Pats stipriausias narkotikas yra unitazas. Ant jo sėdi visi. Tai yra teisingai. Toliau važiuok. Aha. Jaunosios, va šitas labai geras, jaunosios draugė per vestuves pagavo tokią puokštę, kad venerologai tiesiog aiktelėjo. Šitas yra super. Labai gerai. Kurgi mano? Konferencija. O dabar finansų ministras skaitys paskaitą. Kuo Google'as gali padėti gelbstinti ekonomiką? Dar vienas. Medicina toliau karaliauja. Anesteziologo žmona pusę metų nesuprato, kad vyras ją muša. Tapai ir požiūris, bet ir dar vieną turi pabaigai, nebent tu dar kažkokį dar parodyk. Nerodysi to. Ne, čia aš negaliu. Mano arba visai vaikiška, arba visai suaugusiu. Tebu netoks irgi prie suaugusių. Mano pasididžiavimas yra Gineso rekordų knygoje. Wow. Turiu dar kelias minutės, kol bibliotekininkė nepamatė.